gali mane pasveikinti, rytoj atidarysiu savo mokyklą, Zuikių mokyklą. Sveikinu. Kirilai, ar atrodo, ar nesi patenkintas jos atidarimu? Aš tave supratau, tu tingi ir nenori mokytis. Tai tau. O, saldainis. Rimtai? Puiku, ačiū. Merginos, rytoj gražios eisime mokytis į naują mokyklą. Nauja mokykla yra tikrai įdomi. Naujos simpatijos. Taigi, Kirilai, mes viską užsakėme, o rytoj turėsime pirmą dieną. Klausyk, Kirilai, aš nematau tavo laimės. Ar tu nesi laimingas? Nastė, nustok kibti prie mano vaikino. Ar tu nesupranti, kad jis drovus ir visa jo laimė yra viduje? Aš laimingas, labai laimingas. Rytoj turiu treniruoti ir nežinau, kaip tai viską suderinti. Kirilai, rytoj jokių treniruočių, turėtų mus palaikyti. Jūs? Eisiu palaikyti savo merginos Dianos. Ačiū, Kirilai. Merginos, labai džiaugiuosi, kad tai padarėme. Blondi, kokia gėda. Baisu likti su šitais krūmais ant galvos. Ar nežiūrėjai filmų? Tai priedanga. Blondi, rytoj nauja mokykla. Geriau eikime ruoštis naujų drabužių pirkti. Nauja mokykla. Iš tikrųjų, Kisa, mane erzina, kad Diana viską gauna. Vaikinas, mokykla. Aš taip pat norėjau, kad mano mokykla būtų garaže. Ten taip patogu. Blondi, vėl tu. Jei nepasikeisi, nustosiu su tavimi draugauti. Kisa, manai, kad šį kailiuotą šaliką nešioji šilto orų ir gali pasipuikuoti? Tiesą sakant, šalikas nėra skirtas šilumai, bet madingas aksesuaras. Draugai, manau, turėtume eiti į kavinę ir atšvęsti. Kas už? Eina, merginos, sumokėsiu. Matot, merginos, koks geras yra mano vaikinas. Blondi, ar galiu nusimti krūmą? Gali. Kas toliau, Blondi? Ruošiame naujus drabužius mokyklai? Ne, noriu sekti juos ir pamatyti, kurią kavinę jie eina ir sužinoti daugiau apie jų planus apie rytojų. Einam, Kisa. Kirilai, rytoj atrodyk šauniai, tu būsi pagrindinis vaikinas mokykloje. Žinoma, Kirilai. Draugai, tai buvo pokštas, bus išrinkta pagrindinė simpatija. Beje, norėjau jūsų paklausti, ką mes vežamės į mokyklą, o ko ne. Turime sudaryti sąrašus. Merginos, mano apranga paruošta. Tikrai žinau, ką vilkėsiu rytoj. Aš nesugalvojau, bet šiandien tai padarysiu. Palaukit minutę. Kas čia vyksta? Nieko tik pasirodė. Taigi, merginos, rytoj turėtume būti tikrai puošnios ir kitokios. Blondi, mano širdis toj sustos. Ar girdėjai? Jos sakė, kad nori puošniai ir madingai rengtis. Taigi, rytoj mokykloje nebus leopardo. Blondi. Tik leopardas. Taigi, man reikia sukurti šaunę krepšinio komandą. Kirilai, mums neįdomu. Mes merginos. Kirilai, nesijaudink, aš padėsiu tau surasti šaunių vaikinų ir suburti gerą krepšinio komandą. Merginos, aš jums parodysiu, kad stalo tenisas yra juokingas ir lengvas žaidimas. Klausykit, vaikinai, gal nešvilpaukit? Mes geros merginos. Jūsų švilpavimas geras. Ar galite žaisti stalo tenisą? Tomai, ar prisiminiai, ką mes šiandien susitarėme? Aisai, aš nemoku žaisti stalo teniso. Tu kvaily, sakiau tau mesti tają į baseiną. Tomai, ar pažaisi su manimi stalo tenisą? O gal moki tik švilpti, kvaily? Tomai, eik, tu pralaimėjai lažybas. Aš siaubingai žaidžiu stalo tenisą, bet galiu mesti tą į baseiną. Ne, Tomai. Merginos, padėkit, aš nenoriu eiti į baseiną. Tomai, greičiau, tu pralaimėjai statymą, tu turi tai padaryti. Darykit ką nors. Klausyk, Tomai. Aš tave įsimylėjau, bet tu nemesi tajus į baseiną. Ačiū, Loren. Tomai, tu teisėtas idiotas. Tu esi. Klausyk, Tomai, nemes tajus į baseiną, nes į mano draugę. Bet jei nori ką nors mesti, gali mesti mane. Ir tu gali šokti kartu su Loren. Loren, tu patiki. Kokios naujienas, kiekvieną vakarą man rašo, aš tave myliu. Myliu. Tomai, tu kvaily, tai privatu. Privatumas yra skirtas visiems. Mesk tają į baseiną. Nedrįsk. Aš jos bijau. Tomai, tai teisingas atsakymas. Kokie santykiai, kokia meilė. Tomai, turėtum užmėgsti ryšį su Loren, ji tikrai tave myli. Daugiau nerašyk man jokių žinučių. Ir toliau rašysiu tau žinutės, kol atsakysi man taip. Loren. Kur Kirilas? Atėjome laiku, nepermiegojome, o jo čia nėra. Taip, mes atėjome, o kur jis? Kaip man žinoti, tikriausiai vaikšto kažkur. Sveiki, vaikinai, sudarysiu naujoje mokykloje sėdinčių sąrašą. Šonai, ar nori sėdėti su manimi? Parašysiu, kad taip.
Ar tikrai nori, kad sėdėčiau su tavimi? Nerekomenduoju tau su ja bendrauti. Aš su ja susitikinėjau, bet viskas nesibaigė gerai. Žinai, Zakai, aš pats nuspręsiu. Spaudžiu, patinka. Tai ketvirtas vaikinas, kuris tinka sėdėti su manimi. Išrinksiu gražiausią. Ačiū, vaikinai. Iki, Stela. Puiku, apsivilkime marškinėlius ir nubėkime 20 ratų. Žinai, kodėl merginos bėga paskui mane? Nes aš beveik krepšininkas. Krepšininku tapsi, kai 6 kartus įmuši tritaškį, o dabar eik persirinkti. Merginos, turime sudaryti sąrašą žmonių, kurie mokysis mokykloje. Kas tai padarys? Aš galiu. Aš ir Knopą tai padarysim. O aš galiu pailsėti? Ne, Nastė, jokio poilsio. Taigi, Maja, tu darai berniukų sąrašą, o aš mergaičių. Puiku, aš tai padarysiu. Berniukų mažiau nei mergaičių. Diana, o kas bus mokytojas? O gal bus griežtas mokytojas? Kirilai, nesijaudink, mes turime mokytoją. Tu net neįsivaizduoji, kiek žmonių nori mokyti mūsų mokykloje. Diana, ar jis gražus? Pamatysi rytoj. Nastė, nesvarbu, ar jis gražus ar ne, jei neišlaikysi testo, gausi F. Nastė, rytoj eisime į mokyklą, nustok svajoti. Man net neleidžiama svajoti. Merginos, sudarykite sąrašą, aš paruošiu aprangą rytojui. Viskas bus puiku. Vadinasi, turime keltis anksti ryte? Ar vairuotojas mus nuveš? O gal važiuosime mokykliniu autobusu? Nastė, eisim. Mokykla nuo čia visai netoli. Ar mokykloje bus gražių merginų? Kirilai. Merginos, juk juokauju, ar negaliu taip juokauti prieš Dianą? Kirilai, manai, kad jei aš esu persirengimo kambaryje, nieko negirdžiu? Jei dar vieną tokį pokštą padarysi, aš tau įspirsiu užpakalį. Sakiau tau, mieloji, daugiau taip nebejuokausiu. Keista, štai mano rytojaus įvaizdis. Aš švytėsiu mokykloje. Ar nori, kad pasirodyčiau, o tu pasakysi? Blondė, aš džiaugiuosi, kad mano draugė švytės. Bet ar pameni, kad eini į mokyklą ne tik dėl berniukų, bet ir dėl mokslų? Mes juk susitarėm. Keista, mums reikia derinti naudingumą su malonumu. Nekantrauju dėl rytojaus. Man reikia panaudoti veido kaukės ir pleistrus po akimis. Taigi, nereikės dažytis. Blondi turi 2 leopardo kaukės, oda tokia švelni ir švyti po jų. Keista, ačiū, bet aš nerizikuosiu, ją užsidėti geriau, paimsiu šviežią agurką, gaivu. Dėki savo agurkus, aš tik pasiūliau. Alio? Ką reiškia, kad neturite leopardinių sąsvinių? Ir raštinės reikmenų nėra. Kaip man rytoj eiti į mokyklą? Ji turi turėti bent kažką ne leopardo. Žiūrėk, krepšinio treneris bėga. Elkimės kaip šaunus berniukai. Žinoma. Gerai, dirbate vaikinai, atėjote nepavėlavę, taigi berniukai 20 ratų. Nesupratau, kokia čia nuotaika. 20 ratų sakau, jau bėgome 50 ir atėjome laiku. O tu, Kirilai, vėluoji, tu blogas treneris. Ei, vaikinai, atsipalaiduokite, treneriai nevėluoja, jie nevėluoja, taigi 20 ratų, jie jau nubėgo 50. Taigi, berniukai, ignoruojate ir bėgate? Bėkime, turime tapti šunys krepšininkais. Taigi, berniukai, tokioms mergaitėms kaip jūs nereikia ginčytis su treneriu, reikia klausytis, ką aš sakau. Beveik visi esame krepšininkai. Aš nebūsiu loseris. Oh my god. Loren, eini? Merginos, palaukit, aš noriu pažiūrėti į Tomą. Jis geriausias. Velnias, jį tikrai įsimylėjo. Eime, turime žinoti, kada prasideda mokykla. Aš būtinai susitiksiu su Tomu mokykloje. Nauja mokykla, nauji santykiai. Vaikinai, kažkas į mus žiūri. Loren, buvau pastebėta. Sveiki, krepšininkai. Berniukai, mes nesiblaškime žiūrėdami į mergaitės, turime treniruotę. Na, merginos, viskas padaryta? Taip, visos mergaitės nori mokytis pas mus mokykloje. Puiku, kaip su berniukais. Nastė, berniukai taip pat. Sveiko, zuikės, nusprendžiau jums padėti ir sudariau sąrašą, kas sėdi kartu. Ar mes prašėme to? O su kuo Stela sėdės? 4 berniukai norėjo sėdėti su manimi, aš pasirinkau. Kokie? Tikiuosi, kad ne Kirilas. Šonas sėdės su manimi. Šaunu. Išdavikas. Knopa, ar tai pavydas? Man nerūpi.
Žinot, merginos, noriu sėdėti viena, turėti daugiau vietos. Supratot? Merginos, aš jūs nuvilsiu, bet visi sėdės vieni, kad neapgaudinėtų ir nenusirašinėtų, kaip buvo anksčiau. Stela, ne tavo diena. Knop, ar tu tikrai myli Šoną? Ne, tai mano asmenybė. Ne man, ne kitiems. Ne, Knopa, tai ne apie tave. Nagi, aš juokauju. Kodėl? Kodėl manęs neįspėjot, kad visi sėdės vieni? Aš tiek daug darbo padariau ir kas man už tai sumokės? Šonas. Iki pasimatymo mokykloje, zuikės. Ji buvo malonesnė, kai buvo varlė. Tiesiog taip atrodė Diana. Merginos, o kaip su klasės puošimo mums reikia patogių kėdžių, kreidos ir lentos. Ir viskas. Ir gražaus mokytojo. Rytoj susitiksi su mokytoju. Diana, man skambino kurjeris, jis yra pakeliui, netrukus atvyks. Diana, parašiau gražią kalbą tau, kaip mokyklos vadoviai. Ar nori, kad aš ją perskaityčiau? Maja vėliau. Merginos, ruoškimės dėl gražių raštinės reikmenų. Taigi, vaikinai, geras darbas, šiandien geriau, bet vienas iš jūsų buvo geriausias ir aš dabar tai pasakysiu. Vaikinai, nepavydėkite, bet dabar išgirsite mano vardą. Kodėl taip šiandien trigubai įmečiau 6 kartus, o tas, kurio vardas bus pavadintas, gaus šį dramblio kaulo spalvos daiktą ir bus vadinamas drambliu. Aš esu dramblys. Palauk, Kirilai, pasakyk. Kirilai, nedėlsk, aš noriu būti drambliu. Vaikinai, geriausias krepšininkas šiandien buvo Zakas. Ką turiu omenyje, sakydama Zakas, ar girdėjai, aš esu dramblys? Ne, Kirilai, tai nesąžininga, koks jis dramblys, tai nesąžininga. Ten pamačiau gyvatės karolius, aš tuo būsiu. Aš būsiu gyvatė. Ne, viskas yra sąžiningai, berniukai. Geriausias šiandienos krepšininkas buvo dramblys. Dramblys krepšininkas. Ar matėte? Dramblys. Vaikinai, čia taip triukšminga. Ir mes nusprendėme užeiti. Blondė, tai berniukų kambarys. Ką tu čia darai dabar? Kirilai, atnešiau tau skrebutį su persikų uogiene ir pienu. Noriu atsiprašyti. Atsiprašyti? Už ką? Merginos, jūs tai matėte? Aš esu dramblys. Atsiprašyti, kad flirtavau su tavimi ir panašiai. Taigi Blondė nori likti draugai su tavimi mokykloje. Rimtai? Neblogai. Netikėk ją. Tomai, tylėk. Kirilai, ar priimi mano atsiprašymą? Taip. Aš už draugystę. Būsime draugais. Taigi, imkime šios draugystės. Pati padariau. Pala, ar tai triukšmas iš Kirilo kambario? Taip. Moteriškas balsas? Aha. Pažiūrėkim, kas ten taip juokinga. Suvalgyk šią draugystės dovaną. Kirilai, aš dabar tavo draugė, tu dabar mano draugas. Kas čia vyksta? Oho, draugystė tarp merginos ir berniuko? Tai neįmanoma. Tai netiesa, viskas įmanoma. Maja, ne su mano Kirilu. Ei, mažytė, Blondė paprašė manęs atleidimo ir aš jai atleidau. Dabar jis mano draugas, aš jo draugė. Argi ne šaunu? Tikrai šaunu eiti į naują mokyklą su naujais draugais. Merginos, aš esu dramblys. Puiku, džiaugiuosi, kad esate draugai. Rytoj visi ateisite į mokyklą. Jokių vėlavimų. Kirilai, ateik paskui į zuikių kambarį. Ne, Knopa, nereikia. Labana, Kirilai. Kirilai, tu kvailys. Atrodo, kad Diana išprotėjo. Ne, viskas gerai. Blondė. Diana, ar tu matei, kaip Kirilas apkabino Blondį? Merginos, Kirilas sakė, kad jie draugai su Blondį. Pasitikiu savo vaikinu. Diana, mane šokiravo tavo Kirilas. Nastė, nesikiški Dianos santykius. Merginos, nustokit kalbėti apie Blondį. Rytoj mes eisim į naują mokyklą. Būtent todėl, merginos, turime būti pasiruošę. Spauskite like, užsiprenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir laukite mūsų naujos šaunios serijos. Ir žinoma, laukite mūsų naujos mokyklos. Iki pasimatymo ir ate! Vis dar nesuprantu, kaip Diana gali pasitikėti Kirilu. Viskas gerai, mokykloje viskas bus sutvarkyta. Jei Kirilas tikrai niekšas, jis parodys savo veidą. Merginos, nustokit kalbėti, ruoškitės rytdienai. Kiek galima. Merginos, kur jūsų aprangos, aš jų nematau. Vonioje Diana.